Labą dieną. Tai ką, šiandien yra trečiadienis, vyksime iki Kauno atsimti vieno įrankio šitiem vlogeliam. Vėliau prie manęs prisijungs mama ir mano teta. Ir kartu šiandien jau antrą trečiadienį sėdėsime prie kariuomenės kursų. Tai šiandien žadame juos ir užbaigti. Ką, vakar visą dieną praleidau editindamas mūsų video iš varžybų. Tai buvau pasiėmęs GoPro ir su ja filmavome didžiąją dalį visų rungčių. Aišku, tamsoje labai sunkiai ten ką galima išgauti. Tai tikrai labai viskas puikiai suorganizuota, labai profesionaliai padarytos varžybos. Šiai sekundėjai bent jau atsigavęs jau jaučiuosi taip, kad norėčiau ir sekančiais metais būtinai dalyvauti. Tai iš esmės čia labai kažkokių didelių stebuklų šiandien irgi nedarysim. Šita diena vėlgi turėjo būti skirta pilnai tik tais mokslam šitiem, bet aš kažkaip pabijodamas, kad nesigautų taip, kaip gavosi praeitą savaitę, nusprendžiau jau šiandien pradėti. Juolab, kad šiandien yra šiokių tokių reikaliukų, tai kažką pafilmuosiu ir taip visos likusios savaitės eigoje. Manau, kad susiklijuos vienas bendras toksai fainas vidosas. Nu ką, mes po foto prekybos prisipirkau vestuvėm Kodakų. Vienkartinių, nes tokia buvo mintis ir idėja. Realiai tik tais 4 paskutiniai buvo likę ir minėjo, kad nežino tiksliai, kada jau galėtų vėl užvežti. Tai kažkaip nusprendžiau labai netempti vakarą ir paimti dabar, kol jų yra. Ir žinoma, visiems šitiem dalykėliam, ką čianais aš dabar darau, yra vienas toks dalykas. Tiesiog šitą FX30 sudėtinga, pirmas dalykas visur tasytis. Antras dalykas, tikrai ne visose vietose smagiai jautiesi su ta didelė kamera. Trečias dalykas, filmavimo metu aš nelabai turiu galimybių, kaip jums parodyti užkulisius, kad man nereikėtų kažkurio atskiro žmogaus. O atskiro žmogaus tikrai ne visiems projektam reikia. Ta proga, ta mintim, pasiėmėm tokį žaisliuką, daug apie jį skaičiau, daug apie jį žiūrinėjau, jau kurį laiką aš jo iš tikrųjų norėjau, bet yra aišku vienas bet, tai dėl audio, kadangi audio norisi vis tiek kokybiško, tai aš audio užsisakiau. Siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, pokalbį įrašysime. Labą dieną. Aš norėjau palaukit, aš garsą įsijungęs. Tai tvarkodėl. Tai laukit pranešimą tada. Ok, ačiū, viso. Nu tai velnės, ta prasme, dabar man laukti nei per vieną galą neapsimoka. Aišku, bus depresija, kai būsiu išvažiavęs iš Kauno ir tada pareis žinutė, kad jau yra salone. Nu bet nežinau. Nu ką, šitą daiktą nusipirkau iš esmės dėl kelių paprastų priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad šitiem vlogeliam iš pat pradžių buvau nusprendęs, jog naudosiu savo Canoną G7X, bet žodžiu, aišku, čia spalvų gama prasta yra ir apskritai tai yra sena kamera. Tada žaidžiau su savo senuke Sony A6000, kurią iš esmės naudoju daugiau fotografijai, nes būtent tai sričiai tai ta kamera yra ideali. Tai vėl dar viena problema. Tada bandai jungtis šitus raudus, kad geras garsas būtų, bet tenais nėra audio jack ir tada gaunas vėl problematiška. O dabar daug nežodžiaujant, esminis dalykas yra apie šitą kamerą. Šitą kamerą iš esmės aš naudoju grinai kaip darbinę kamerą ir priminėjau prieš tai, su viena kamera yra sunku parodyti kažkokį behind the scenes, kažką, kad ir norėčiau apie tą pačią kamerą pašnekėti, jau yra sudėtinga ją parodyti, ne, kažkaip aptarti ir panašiai. Ir tada aš pradėjau ieškoti, koks šitas variantas galėtų būti ir puikiai tiko šitą kamerą. Tai aš apie ją daug nepasakosiu, čia tikrai ne kažkoks reviewsas ar kažkas. Pagrindinis dalykas tai yra toks, jog tiesiog nedrožti šitos FX30. Kaklo daiktas. Aš nesuprantu. Pažiūrėk, koks yra kursiukas. Ką čia kūrė? Oba. Sklypas. Prigrėbiau šitą daiktą. Tai irgi reikės išsibandyti. Tai beveik visą setupą turim. Net ne beveik, nusišneku. Visą setupą turim. Varom su Niduku dabar į parką. Praseit, laukiam Godą. Nuvarė darytis antakių procedūros. Ar kitaip tariant, tiesiog antakių. Tai aš neturiu ką veikti. Mes eisim su Niduku pagastrolint po parką. Nu, ką, unboxinam.
Unbox. Wow. So pretty. Visą gražų begą dar gauni. What? Tai aš galvojau, jau buvau apsidžiaugęs, kad bus pataisyta šita nesąmonė. Nice. Išėjom po parką pasivaikščiot. Nida reikia pagaliuką kokį susirast. Reikia pagaliuką susirast. Yra pagaliukas. Yes. Palik. Jei. Nedukas šaunuoliukas. Visas šitas rinkinys su mikrofonu. Viskuo tai čia tiesiog ideal. Palik. Ei, atnešk. Palik. Atnešk. Reikia padaryti, kad Nida išmoktų atsisėst, atsipalaiduot. Niduk, ateik. Čia, kulk. Oi, bravo. Kas tau yra, ko tu nerimsti? Šaunuolė, būk. Poilsis. Šiaip čia Kalniečių parke tai baisiai fainai. Daug laiko čia praleista. Ane? Nedaug smaudas. Antie gert reikia. Ger, viskas gerai. Rašau iš sporto centro. Labas, Matai, gal tu esi susidūręs. Tai iš tikrųjų galiu net ir papasakoti apie tą patį sporto centrą. Tai viskas puikiai ten suėjo. Tai jiems tiko viskas, ką aš norėjau išgauti. Man tiko viskas, ko jiems reikia. Dabar beliko laukti tik tais projektų. Bet šitas dalykas jau yra patvirtintas. O daugiau tai viskas. Su pusseserės projektu viskas pavyko. Parodžiau tą shortlistą. Viskas patiko, tai greičiausiai jau nuo kitos savaitės pradėsim filmavimus. Nes mums dar svarbu išlaukti ir lietaus keliems kadrams. Tai nesinori, kad paskui nusitęstų dėl kažkokių tais dalykų, kurie gali būti, kad nepavykstant, ten kaip pavyzdys oro sąlygos ar panašiai. Tai vat. Ir dabar dar vienas dalykas, apie ką aš kai šnekėjau. Tai dalyvausiu filmavime vasarą. Dėl to aš ten taip gal paslaptingai aiškinau, nes dar 100% nežinau. Tai irgi bus smagu jūs pasimti tenais ir parodyti, nes pats pirmą kartą dalyvausiu. Po parko, po visko, varom dabar jau Godos pasimt. Tai va, tai dar pratęsiant mintį apie tos pačius filmavimus. Tai kaip ir minėjau, nuo kitos savaitės pradėsim filmavimą su mano pusseserė dėl grožio salono. Tai ten jau viską aptarėm, apžiūrėjom. Dar gal kažkokį mikro susitikimą pasidarysim, bet kaip ir iš esmės pradėsim jau kitą savaitę. Tuo pačiu gegužės mėnesį, kažkurią dieną, dabar tiksliai nebeatsimenu, bet reikės pasižiūrėti. Turiu filmavimą su Sporto federacija kultūrizmo. Tai čia yra, kur filmavau Arną. Manęs ten dar niekas už liežuvio netraukė ir niekas manęs neklausinėjo, ar aš tikrai galėsiu dalyvauti. Niekas nesakė, ko ten reikia ir panašiai. Tai žinoma, gal reikės pabandyti susisiekti, nes aš jau kelis kart minėjau, kad su manim niekas nesusisiekė, bet vat bus matyt. Tai greičiausiai artėja ir šitas filmavimas. Jo, dar su krašto vitrina ten vis kažkaip pasišnekam, bet nežinau, kiek tenais vilčių verta dėti. Tai va. Tai tiek tų dalykų, kas liečia tuos pačius filmavimus. Žinau tik tais tiek, kad visas filmavimas vyksta maždaug apie mėnesį laiko. Tai čia iš vis neapsikraunu. Sakau, tik gavau pasiūlymą iškart, faktas, kad jo, nes, kaip ir minėjau prieš tai, pats žiauriai noriu filmą padaryti ir čianais gal gausis netgi panašus, ta prasme, konceptas panašus. Ne filmo konceptas, bet pats filmavimo viso proceso konceptas, aš įsivaizduoju, kad turėtų būti pakankamai panašus. Tai vat vien iš tos pusės jau bus smagu pamatyti, kaip tai gali atrodyti. Tuo pačiu manau, kad bus milijonas klausimų pas mane, į kuriuos galbūt turėsiu galimybę gauti atsakymus. Ir dar vienas iš tokių rimtų aspektų, tai tas, kad su tikrai rimtais kinematografais susitinku. Tai vien iš tos pusės, nes kartais atrodo praktikuokis nesipraktikavęs, žiūrėk tutorialus nežiūrėjęs, ten nežinau, milijonas visokių dalykų. Ir aš kartais net pastebiu, kad kažkaip, negaunu grinai to, ką aš norėjau išgauti prieš tai. Tai aš sakiau ir apie šitą konceptą. Vienas iš tų dalykų, dėl ko aš darau šitus video. Pirmas yra tas, kad aš jau savo pasižadėjau, kad būtų žiauriai smagu ir linksma tokio tipažo video daryti apskritai. Man visą laiką žavėdavo, aš ten Casey Neistat žiūrėjau nuo 16 metų, man ten belekas. Antras dalykas, tiesiog Lietuvoje aš manau, kad dar mes nesam labai išplėtę
pasikeitę iš tos rinkos ir apart praktiškai Samoškos, Aurimo Valujavičiaus, dar gal keletos žmonių, nelabai ir apskritai jie visi daugiausiai turinį kuria su keliavimu. Ir kažkaip pas mus labai populiarus yra kelionių turinys. Mes darėm irgi kelionių turinį, kažkaip pati pirma mintis. Tai tiesiog patuksenti šitą rinką apskritai ir viskas. Ir iš principo man svarbiausia treniruotis, kuo daugiau dirbti su kamerom ir tiesiog išbandyti kažką naujo. Radau kaip emktų. Girdėsis kaip... Nu, varom į celį. Tai gerai, tai greičiau. 1,5. Sugoda didžiąją fizinę darbo dar lietuvą. Ai, tiesiog atitraukit. Tai aš irgi tą patį. Tai gerai, vis tiek reikia užminti. Šitą mažiuką nežinau. Aišku, simboliškai nesudėdėjau. Žiūrėk, kai mes greit dirbom, jau kai turi medžių. 1,5. Nu. Šitą didelį. Palauk, iškimsim dar. Tai gerai. Oi. Bet būtų gerai, kad... Nu, kiškio dabar tikrai. Tak dabar matuojam 1,5. Gerai, dabar tu kask. Ai, aš galiu kast. Taip. Atsimatuok. Sukau. Nu, dabar pas... Aš dar sukau. Dar sukau dabar. Varyk, Goda, varyk. Mes tu nedarysim, ką čia veikti, tokių tempų. Mes čia visą mišką galim pasodinti per tiek. Šitie įrankiai pušų eglių sodinimų, nes trumpesnės šaknys yra. Nu, hebra, medžių atnešim. Nedaugiau likę. Norėsim užsirišti savo vardinį žaliuką. Ką? Turiu menį apsisiuos? Ne, užsiriš, nu, ta prasme, padaro tenais. Na, kokia mes šaunuolį, pažiūrėkime, kaip mūsų vaga, pati gražiausia, tiesus visi. Kaip... Mes čia turbo greičiu pavarėm. Parodyk, Goda, kur pasodinom. Šiandien pasadinome ąžuoliukų alėją. Va čia va. Visi mūsų ąžuoliukai sodinti. Kol simboliškai vieni žmonės sodino vieną ąžuoliuką, kuris absoliučiai ten 3 sekundžių darbas, tai mes pasodinom visą juostą. Mes kieti. Jo. Ir mums pavyko galimybę, turėjom pasakyti savo vardinį ąžuoliuką. Tai va. Ir čia jau su nauja pavardė, nes tiesiog va taip gyvenimas einasi, kam čia su iškam skirtingom pavardėm, kai vis tiek bus viena. Oi, atsisuk. Ta piškina. Tėte, tave piškina irgi. Oi. Žalia geri. Kur tas maišės dalina? Tenais. Ai, baltoje. Ką tu čia geri? Nu, čia visiems duoda, aš galvoju, gal ten tik išrinktieji. Sektų. Ačiū jums. Bet nesu mačius, kad taip sėdėtų. Varysim išsibandyti baidarę. Godos tėvam parodyt, kaip jinai čionais atrodo. Bet čia mes šį savaitgalį tai absoliučiai gastroliuojam. Stogą raunantis savaitgalis. Vakar buvom Paliekio, nežinau, kaip kaimo turizmo sodyboje galima gal pavadinti. Tai va čia galite aišku ją ir matyti. Jinai visą laiką prie Godos namų ir buvo kaimynų versliukas, tai va smagiai taip apsilankėm pas juos vakar ir išbandėm jų siūlomas pramogas. Na, o šiandien išvažiavom šiek tiek už Lekėčių, buvo organizuojamas ąžuoliukų sodinimas. Sniauti, mūsų laikas baigėsi. O kaip ta lemenė? Patogiai? Op! Šaunuolė. Jis dabar kai turėklais. Opa! Gal reikia kokiai migliai sėdinu paskambinti, gal nori atvaryti praplaukti. O šiukšlę radot. Nu, nedukai, šok. Neturėtumėt kokios vairininkės, nieko čia nebūtų. Labą dieną. Atvežėm Godą iki jos kursų. Tai jinai varo čia kineziterapijos kursus, toliau gilint žinias, išmokti kažką naujo ir panašiai. O aš šiandien sėdėjau ir galvojau, ką man visą dieną veikti. Tai aptarėjom turiningą savaitgalį, aišku, šiandien vis dar sekmadienis ir savaitgalis, jisai toks kaip ir skaitos, man atrodo. Bet yra idėja tokia, kad 2 valandą, realiai po 2, su Nida turim būti kartu
kirpykloj, dabar yra po 8:48, tai daug laiko. Ir paskui po Nidos kirpyklos mes skaityk apie 3 valandą gal baigsim kirptis, mes dar iki 5 valandos turėsim laiko. Tai aš dabar bandau sugalvoti, kaip man čia geriau viskas sudėlioti. Kilo man iš karto tokia mintis nuvažiuoti iki savo senelių, kurie gyvena ne Birštone, o Jonavoj. Kletskau, čia kaip viskas pasikeitė. Tai vis dėlto nusprendžiau važiuoti iki sodo ir paskui čia pabuvę grįšim, važiuosim tiksliau atgal į Kauną, tiesiai į kirpyklą ir jau po kirpyklos tada žiūrėsim. Nu ką, viskas, jau spėjom pas senelius irgi pabūt, tai susitikom dar ir su tėčiu, tai kai visą laiką rimtai pavalgyt, rimtai pasišnekėt ką nors ir viskas. O dabar tai lekiam atgal iki Kauno, nes netiek jau daug laiko liko ir iki Nidos kirpyklos. Tik tais, kad čia šiandien nesuprasi, kas vyksta, nes atrodo, kad žemė su dangu maišos. Tiesioginė ta žodžio prasme, čia kažkokia debesys visiški. Šiandien snigo, ta prasme ir dabar čia aišku sninga. Kas čia dar? O ten va debesys. Mėlyni, gražus. O čia va taip. Toksai pavasaris. Nesuprasi, kas dar šiandien, bet ar oras, tai tragedija kažkokia. Bet atvažiavom su Nida jau iki kirpyklos jos, tai biškai išėjom pasivaikščiot, kad mergaitė viską padarytų. Ir dabar jau už 7 minučių turim būti vietoje. Tarsi nežinau, ar čia persiteiks tas, ant kiek lyja. Bet čia kosmosas. Lyjas, gausninga. Nu, dar taip nesu matęs, kad balandžio 25 dieną tokios pūga. Va. Aš dar šiandien sakiau, nuvarysim iki Kauno marių, čia nais pasiplaukiosim, dar ką nors paveiksim, savo smagiai dieną praleisim. Aš apskritai, ta prasme, galvojau, okei, va, Nidą paleisiu, nuvarysiu kažkur į miestą, pasivaikščiosiu, gal čia kažkur Panemunėj kokioje pasitrinsiu aplinkui, nes vis tiek mano ta tokia apranga, pavadinkim, kaimietiška. Nelabai aš kokiam ten Laisvės alėjai pritapčiau, bet čia aš neįsivaizduoju, ta prasme, čia niekur dabar nepritapsiu, kaip turnelis dabar jaučiuosi apsirengęs, nes aš, man atrodo, Liemenė iš vis galėjau pas Godos net gal tėvus palikti, tai čia yra dabar iš vis nesuprantamas dalykas, kaip taip oras gali iki tokio lygio pasisukti, kad balandžio pačiam gale pustytų sniegas, o mes lekiam iki Ikėjos dabar. Ikėjai reikia pasimti iš esmės mums rūbų pakabą. Nusipirkę esam tokį medžiagos didžiulį gabalą iš skudurino baltą gražų. Tai ant jo bus mūsų vestuvių įėjimo raštas, visas pasveikinimas ir visa kita. Tai tokį budget versiją sugalvojom, prisižiūrėjom ten Pinterest, tai aišku, čia šitus dalykus visus kontroliuoja Goda, jau jai ten kiekvieną klausimą jinai sprendžia. Tai jinai surado, tikrai labai gražiai atrodo. O čia Kauno maratono proga. Tvoros sudėliotos, kurios išsivartė visos tvoros išsivartė. Nuo vėjo, kiek. Kaip čia tiem bėgikam reikėjo šiandien bėgti, aš neįsivaizduoju. Oras tai yra tragiškas. Nes iš esmės praeitais metais aš pats bėgau čionais Kaune. Žiauriai šilta, faina, smagi diena buvo. Saulė švietė ir tikrai fainai buvo. O dabar pasižiūrėkit, kas čia darėsi. Tada buvo idealus oras iš tos pusės, kad nei buvo per karšta, nei buvo šalta. Ta prasme, o čia dabar tai aš įsivaizduoju, kad pradėjai bėgti vos ne gal ten ant šartukų ir maikutės, o vidury kelio pradėjo vėjo gūsiai pūst, va, lygiai taip pat padavė lietaus ar dar ko ir viskas, ir turėk bėdą. Tai žiauriai kažkaip nepasisekęs, aš manau, žmonėms oras, bet ką padarys. Taip jau yra, tai jo labiau, kad man atrodo, čia visa ta šventė, visas tas maratono bėgimas jau kaip ir pati pabaiga čia buvo jam. Pasirodo dar, kad sumelavau, iš tikrųjų tai yra tų va bėgančių žmonių. Ir čia dar bėga, ir čia va bėgantys žmonės dar. Nu, bet čia jiem tokiom sąlygom, tai čia yra tragedija. Ir čia, aišku, bus uždaryta viskas. Ko, žinoma, būsiu neapskaičiavęs. Čia mieste tai žiaurus chaosas kažkoks, ta prasme, visur absoliučiai kamščiai, aišku, čia daugiau centre, bet visur kamščiai, žmonės atrodo visi irgi
daug kas gal ten į Akropolį ar panašiai bando nuvažiuoti ir neįmanoma niekur pravažiuoti, visur policija stovi, visur dar kažkas toks labai nesmagus chaosas. Tai, bet jau ačiū Dievui esam prie Ikėjos netoli. Avimas vyksta, įtemptas, čia irgi atvažiuoja. Didukai, pasirodyk, nu. Kokia princesė, kokia graži. Skanėstus tik tai valgai, ne? Ausų. Sakė, labai baidosi. Nepatiko mergaitei. Bet čia normalu, jinai kažkaip po paskutinių visų apsilankimų pas veterinarus labai įsijautrino. Nebepatinka jai iš vis tos visos procedūros, kažkaip nesuprasi. Aišku, ta prasme, čia yra normalus dalykas, nu, šuniui tos kirpyklos, tai tikrai menkas ten malonumas. Vis tiek tos šuniukus pakvėpina. Jie tengi savų kvapų būna prisirinkę, jam čia erzina, jaučiu, kad numuša jų visus tos kvepalus. Jų tie kvepalai tai yra dvėsenlėna surasta kažkur vidury miško. Bet dabar gerai, va, gražuolė visą. Taip, Nidukai. Tai mes čia visą laiką ir varydom. Kai Panemunėj gyvenom, tada Goda vat atrado ir mes kažkaip visą laiką pas Dianą dar nebuvo, kad kažkas ne to gautųsi ar ką dar ką, tai labai recommendationas. Čia maksimalus Panemunėj pati geriausia kirpykla šuniukam. Taip, tiesiog grįžtant prie to paties gyvenimo Kaune, tai aš sakyčiau, kad tuo momentu, kai gyvenom Kaune, va čia Panemunėj, tai buvo nuostabiausias laikotarpis ir apskritai gal net. Jeigu kažkur ir gyvenčiau Kaune, tai gyvenčiau nebent Panemunėj, man čionais yra kažkas tai tokio. Čia ta vieta man yra įsiminus, manau, kad vat mes su ta mintim kartu su Nidozauru čia va ir pasuksim ir biškutį nuvažiuosim netgi iki gal net to paties Panemunės šilo ir nuvarysim pasivaikščiot, gal kokį mini ratuką apeisim. Nes dabar turim dar nemažai iš tikrųjų laiko iki tol, kol Godai viskas pasibaigs. Nu, tai kad ir kaip čia ką be prigalvotum, iš tikrųjų tai žiūriu, kad vietų nelabai yra, o ir to paties iš tikrųjų laiko čia nelabai mes, kad turim kažkaip, aš įsivaizdavau, kad čia 100 kartų daugiau, bet kad dabar yra po 4:19. Tai realiai mums čia vėl į kitą galą Kauno, iki Garliavos reikia nežintis, tai čia ir atstumo nemažai ir tai nieko čia nespėsim, tai mes kažkaip apeit ratuko jokio, nu tiesiog nėra prasmės. Tai kažkas čia polisterių kažkokį byrą. Man galvoju, kad tas bus plastikinės. Čia. Jo. Tipo gyvo žvakės vis tiek fainiau, bet nežinau, ką leis man. Surask AAA bateriją. Labai tai veikia. AAA? Ar AAA? AA? Storesnės, a ne? Tai neturiu. Čia bus šitie. Pas mus dar čia jovalas, katrą reiks susitvarkyti. Bet jį labai norėtųsi į rūsį sudėti. O rūsy, kaip sakant, nėra vietos. Yra, bet negalim dar ten dėti nieko. Tai va, maim tvarkytis. Na ką, tai sėdam daryti vidosiko. Šios dienos video jau baigėsi. Ir šios savaitės video jau baigėsi. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nesmagu atsisveikint, bet viso gero.